nu, man yra atstumas. Formulė yra Sveiki visi, po praeitos žvejybos dabar nusiplausim kibirą, perduodu mikrofoną kolegai. Tai kaip sakantis, pakuoja meškerės ir varom žvejot. Taigi noriu jūsų visų atsiprašyti už tai, kad ilgą laiką nekėlėme antrą vaizdo įrašą. Buvo kliučių techninių ir nebuvo kada susitikti, plus gyvenu nese kartu su jais, nes, nu, man yra atstumas. Gerai, tai naudosime Lorpio Magnetic Tench pašarą. Formulė yra pagal Piotrą Lorenzą, yra 2 kartus pasaulio vicečempionas, 2 kartus Lenkijos čempionas ir 1 kartą Europos čempionas. Šitas pašaras rinkoje yra vienas brangiausių, yra marcipaninis, perfektualus žvejybos varžyboms. Blemba, aš taip turėjau straight face išlaikyti. Galim perfilmuot gal? Ne, tas. Ne? Taigi, nu, yra marcipanas, lyninis marcipanas, lynas, attractive flavor color, nežinau kaip jis įverčia, gera labai quality, kokybė, nu, tipo kokybiški sudėties komponentai. Nu, Piotras žino, ką daro, vienu žodžiu, vis tiek, nu, šūdo neduos tikrai. Turbūt rekomenduoju. Va. Šiandien žvejosime 2 dugninėm meškerėm ir 2 plūdinėmis, tai dabar savo plūdinę ruošiu, o kolega jau savo užsimetė. Abudu ant sliekų žvejojam, bandom dviračio neišradinėt, kaip sakant, paprastai, klasiškai. Praeitą kartą buvo šaka, šiandien gal bus geriau. Na, stebime. Plūdė nenori stovėti. Kas vyksta? Prieš tai stovėjo. Galimai gylis per didelis. Buvo sumažintas gylis ant gero 0,5 metro. Stebime, kas bus dabar. Va, rezultatas šioks toks yra. Taigi reikia prasijoti pašarą pro sijoklį tam, kad išsiardytų gumulai, prisisotintų deguonis. Na ir šiaip, operatorius nori išbandyti savo naują įrangą. Kažkas vyksta. Operatoriaus nauja įranga veikia. Na, pašaras tikrai yra žymiai efektyvesnis, gražesnis ir švaresnis gal net. Puresnis. Na ir šiaip geriausias rinkai pašaras. Naudosiu saldaus kukurūzo pop-upų klasikinį. Dabar reikia čia taip uždėti per viduriuką. Vidurys čia kažkur. Dedam taip per vidurį ir pilnai, sakė komentatorius mano gerasis. Užsukam. O dabar dėsime šitą per viduriuką. Užbersim pašariuką. Oi, bėga. Pala. Kur tu bėgi? Oi, pašaras jau krenta. Jau ne pyragai, kaip pasakant. Kažkur ten paslėpti. Ai, nu tai jo, tai tada gal aš iš naujo padarysiu. Gerai uždėjus mūsų boiliuką į viduriuką mes beriam pašariuką. Užbėrus pašariuką mes dedam šėryklą. Kažkaip va šitaip. Va,
šėryklą įstatom, spaudžiam šonus, vidurį, galima taip paspaust ir atleidžiam, kad viskas neišbyrėtų, kaip sakant. Palaukit, man atrodo, byrą reikia dar spustelt. Tada va ir turim tokį vaizdą. Krenta boiliai. Aš noriu va šį gražų vaizdą pagražinti labiau su saldaus kukurūzo skistimu, ar kaip jį pavadinu, tokį ratuką padarysiu gražų. Gal žuviai patiks. Užsuksiu gražiai, nes mes viską taupom. Dar gal biškį užpurkšiu marcipaninį purškaliuką. Jau į pabaigą, bet nieko. Dar veikia. Dabar eisim bandyti užsimest. Na taigi, nusitaikiau į tašką ir bandau mest. Šiek tiek ne ten, kur reikėjo, bet gal sueis. Nu, turim antrą žuvį. Kolegos vienos nenufilmavom, buvo ešerys tokio panašaus dydžio, dar mažesnis. Buvo paleistas. O šitas, nu irgi, jeigu paeist, gyvenst į akį įkabintas kabliukas buvo, ne į organus, ne į vidų, tai turės gyventi tikrai augs didesnė. Bandom atkabinti kabliuką. Kolega, palaikyk meškerę, jeigu gali. Aišku, ačiū. Bandykime atkabinti kabliuką. Žuvis, nesikamuok. Ačiū. Va, turim žuviliuką. Va toksai. Eikime, paleiskime. Reik paleist gražiai. Va šitaip, va. Va, išplaukė. Išplaukė toliau kovoti už savo išlikimą, už savo buvimą gamtoje, ekosistemai. Na taigi, mūsų priešžvejybiniai ritualai baigti, pašarai užmaišyti, visos meškerės sumestos, jau 2 laimikiai ir stebiu, yra kibimų, bet matomai nėra. Dabar biškį valgom sausainius, tik tai nefilmuojam, nes nereklamuojam. Tai tokie rezultatai. Vienu žodžiu, ką tik ateinu persimest, pasikertu, jaučiu, priešinasi kažkas, galvoju, koks lynas, nes buvo burbuliavimai, žinot, visas reikalai. Nustoja burbuliavimai, viskas nustoja plūdė. Aš čia atėjau pasėdėti, pakalbėti su draugais 10 minučių, žinot. Ateinu vis dėlto galvoju, reikia persimest. Persimetu, pasikertu ir priešinasi, va taip, žinot, iš šono neša. Iškeliu žuvį, žiūriu, gal toksai, koksai ešerys, bet toks riebus, masyvus. Ir tada jisai atsikabino gaidys. Nu, nepasisekė, ne mano, gal dienas šiandien. Nu, bet ir liko va šitas, va. Negyvas padaras, viskas, jisai jau. Jau galima katinam šert šitą. Mes pagavome štai va tokį lyną. Kolega sako, kokie 700 gramų, man tai čia kaip 1,5 kilo atrodo. Atsargiai. Va toks va. Žalias dumblėtas padaras. Aš mačiau, bet netikiu. Va, dar vienas dručkis yra mūsų kišeniai. Kosminis dydis, kosminė kova. Kolegos visi laimingi, šypsenos jų viduose. Iki malonaus. Žiūrėk, draugas, turiu. Matot, draugai. Turiu. A tu matai. Va. Paleidimo ceremonija graži. Didelė žuvis, tai reikia gražiai paleisti. Oi, nu kur tu? Na, taigi mes su mano kolega norime jau su jumis atsisveikinti. Žvejyba buvo įdomi. Galim tik to pasakyti, nepalyginsi su praeitais metais. Jo, tikrai nuostabi, rezultatai buvo padaryti, namų darbai buvo tikrai padaryti, kaip sakant. Pašarai iš operatoriaus išmokti, visos formulės išmoktos, kaip sijot, kaip mest, kaip uždėt kablį, kaip rišt, viskas.
tikrai pagarba mūsų amžinajam gerajam operatoriui, komentaro operatoriui. Nu tai toliau mus filmuok, įrodinėk, kad mes geri Ai, na. Žvejai papildysiu jį. Na, o dar gal pagausim, vis tiek meškerės 2 dar įmestos, ten irgi 2. Žinot, kas be ko, kol tvarkais gali ir užkipt. Meškerės vis laik paskutinės pakos reikia. Taip. Kaip sakantis. Nu, vis tiek kažką dar pagausim. Jo, gal aš dar raudelę, šeriuką. Vieną raudelį nenufilmavom, jis prūdo iš rankų, bet tokį liauną. Bet labai yra viskas gerai. Jo. Viso gero, bye. Linkėjimai žiūrovams, komentatoriams ir heiteriukams.